Šį savaitgalį sporto sirgaliai kviečiami į krepšinio, tinklinio, bokso ir regbio varžybas. Pirmą kartą Vilniuje vyks tarptautinės meninės gimnastikos varžybos. Ryžtingų žingsnių siekdama atgaivinti šalyje primirštą meninę gimnastiką ėmėsi legendinė Lietuvos gimnastė Dalia Kutkaitė. Šį savaitgalį Vilniuje pirmą kartą vyks Dalios Kutkaitės vardo tarptautinės meninės gimnastikos varžybos. Sporto šaka, kuri jau buvo kitų sporto šakų šešėlyje, buvo tikrai pamiršta ir būdavo kartais net keista išgirsti tokius klausimus, kai sutinki žmonės gatvėje ir tavęs klausia, o kur galima būtų užsiminėti ir ar aplamai, ar dar yra tokia sporto šaka. Tai pirmoji eilėje dėl to, kad populiarinti šią sporto šaką, paskiau mes su mergaitėmis daug važinėjame į kitus tarptautinius turnyrus. Mūsų kaimynai Latviai, Estai organizuoja tarptautinius turnyrus jau 15-20 metų, todėl norėjosi padaryti kažką ir Lietuvoje, nes jau tikrai senai nieko nebuvo. Tikimasi, kad turnyras taps tradiciniu, nes turnyrą rengti padeda ne tik meninės gimnastikos entuziastai, bet ir Lietuvos sporto vadovai. Labai tikiuosi, kad tai bus tradicinis, mes įdėjom labai daug pastangų. Aš labai dėkinga visiems žmonėms ir mūsų rėmėjams, kurie atsiliepė, nepažiūrėjo į tai, kad nepopuliari sporto šaka ir tikrai labai padėjo, labai stengiasi, be galo visiems dėkinga esu, asmeniškai dėkinga ir departamento direktoriui, kuris irgi padėjo labai organizuojant, Olimpiniam komitetui, vienu žodžiu visiems, kurie tikrai nuoširdžiai, tėveliams be abejo, kurie su tokiu entuziazmu man padeda organizuoti tą turnyrą, žodžiu, džiugu. 1982 metais absoliučia Europos čempione tapusi Kutkaitė tvirtina, kad lietuvaitės yra tiesiog sutvertos meniniai gimnastikai, tik joms reikia sudaryti tinkamas sąlygas ir meninė gimnastika vėl išpopuliarės. Vaikų gabių ir talentingų yra, ypač mažų mergaičių. Ir aš labai daug kartų joms ir sakau ir kartoju, kad aš tiek metų dirbau Ispanijoje ir aš ilgai ieškodavau gražių mergaičių ir tai būdavo, kaip, sakysim, su žiburiu surasti. O jos jau turi, tą, sakykim, padovanotą gamtos, tą grožį. Mūsų mergaitės tikrai yra gražios, su gerais daviniais. Paprasčiausiai joms trūksta galbūt pasitikėjimo, įdirbio ir manau, kad ateityje viskas bus gerai. Tauro sporto mokykloje vyksiančiose varžybose dalyvaus net 150 gimnasčių iš 14 valstybių. Varžybų favoritėmis laikomos baltarusės ir ukrainietės, kurios dėl turnyro Vilniuje atsisakė vykti į pasaulio taurės varžybas. Turnyrui Vilniuje atsakingai rengėsi ir Lietuvos rinktinė, kuri balandžio pabaigoje dalyvaus Europos čempionate, kur grupinėse varžybose varžysi su 26 šalių komandomis. Europos čempionatas dabar artimiausias startas. Tai yra be abejo svarbios varžybos, yra didžiulė konkurencija. Vien tik grupiniuose dalyvauja 26 šalis ir be abejo iš jų tik tai 8 patenka į finalą. Bet mes labai džiaugsimės, jeigu mūsų mergaitės tikrai parodys gerą rezultatą ir bus, sakykime, tarp 12 geriausių. Labai norėtųsi šito, žinau, kad prie gero atlikimo jos tai gali padaryti. Ir tikėsimės lygiai taip pat mūsų mergaitės, kurios dalyvaus individualioj programai, norėtųsi, kad po truputį su kiekvienom varžybom rodytų vis geresnius ir geresnius rezultatus. Stebuklų aišku nebūna, taip greitai niekas nesidaro, bet mes visi tai suprantam ir stengiamės ir dirbam. Lietuvos krepšinio lygos savaitgalį vainikuos Žvaigždžių diena. Šeštadienį LKL gerbėjų laukia net 5 rungtynės. Panevėžio Lietkabilis namuose susitiks su Prienais. Vilniaus Lietuvos Rytas sostinėje žais su Alytaus Dzūkija. Utenos Juventusas priims Šiaulių komandą. Outsideriai mažeikiai kovos su vienu iš lyderių Klaipėdos Neptūnų. Čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai išvykoje žais su Pasvalio komanda. Sekmadienį Vilniaus Siemens arenoje vyks LKL Žvaigždžių diena. Pirmą kartą Žvaigždžių dienoje pasirinktas originalus formatas. 2 tituluočiausių šalies klubų Kauno Žalgirio ir Lietuvos Ryto žaidėjai susiburs vienoje komandoje ir žais su likusių LKL klubų rinktinė. Renginyje taip pat vyks Oro karaliaus ir snaiperio konkursai.
Savaitgalį prasidės Lietuvos vyrų tinklinio čempionato pusfinaliai. Reguliario sezono nugalėtojai Šiaulių Elga Masters Aidėja tinklininkai pusfinalyje susitiks su Raseinių Norvilita. Kitame pusfinalyje reguliariajame sezone antrą vietą užėmęs Kelmės Antivisetovis rungtyniaus su laipteliu žemiau likusia Marijampolės Sūduva. Pirmas dviejas rungtynes savo aikštelėse žais aukštesnės vietas užėmusios komandos. Lietuvos tinklinio čempionato pusfinaliuose kovojama iki 3 laimėtų rungtynių. Panevėžyje prasidėjo Lietuvos jaunių bokso čempionatas. Šermukšnių sporto salėje kovas pradėjo daugiau negu 100 jaunųjų boksininkų ir boksininkių. Penktadienį vyks vaikinų pusfinaliai ir merginų finalai. Šeštadienį vyks finalinės vaikinų kovos. Jaunieji Lietuvos boksininkai kovojo ne tik dėl medalių, bet ir kelialapių į Europos jaunių bokso čempionatą. Šiauliuose jau 14 kartą vyks tarptautinis regbio turnyras, kuriame Lietuvos klubai susigrums su Latvijos komandomis. Talšos stadione pirmame pusfinalyje Šiaulių Baltreks regbininkai susikaus su Rygos Ranksak Pro komanda. Kitame pusfinalyje Kauno Ąžuolas susitiks su Rygos Livonija. Pusfinalių nugalėtojai žais tą pačią dieną vyksiančiame finale. Lietuvos regbio klubai oficialų sezoną ketina pradėti balandžio pradžioje.